Sveiki, mano vardas Dalia. Norėčiau padėti jūsų įmonei tapti atviresnė neįgaliesiems. Galvodami apie neįgalaus asmens įdarbinimą, turbūt nerimaujate, kokios pagalbos jam reikės. Pažiūrėkime. Paprastai lengviausia naudotis užimtumo tarnybos konsultantų paslaugomis. Šie konsultantai rengia individualius mokymus, skirtus jūsų ir įdarbinamo asmens poreikiams. Jie taip pat padeda naujam darbuotojui įdarbinimo procese. Be to, jie padeda ugdyti konkrečius socialinius įgūdžius darbo vietoje. Tai svarbu. Pavyzdžiui, autizmu sergantiems arba intelekto sutrikimų turintiems darbuotojams. Užimtumo tarnybos darbuotojai padeda ne tik jūsų naujam darbuotojui, bet prireikus ir jums bei jūsų komandai. Toks konsultantas padeda pirmojo laikotarpio metu. Ilgainiui paramos tinklas natūraliai keičiasi ir ši pareiga perduodama jūsų organizacijos komandos nariams. Paprastai yra vienas asmuo, kuris perima patarėjo vaidmenį, o likusieji komandos nariai ir vadovas ir toliau tiesiog palaiko juos darbe, taip kaip ir visus kitus savo kolegas. Toks patarėjas gali būti bendradarbis, komandos vadovas arba darbų vadovas. Daugeliu atveju neįgaliajam darbuotojui reikia tik patikinimo, kad jis žinotų, ką dirbti, kaip dirbti ir kur eiti. Tai ir viskas apie natūralią paramą. Kitos paramos rūšys gali būti lanksčios darbo valandos, pritaikytos darbui kompiuteris, speciali kėdė, pandusas ir turėklai neįgaliojo vežimėliui. Už sumažėjusį produktyvumą taipogi jums gali būti mokamos kompensacijos. Pavyzdžiui, valstybės moka dalį atlyginimo. Be to, yra galimybė už valstybės lėšas atlikti nemokamą stažuotę, mokymus ir jūs ir jūsų darbuotojams galite išbandyti, ar tai bus naudinga abiems pusėms. Apie visas subsidijas ir kitas paramos priemonės galite sužinoti vietos užimtumo tarnybos tinkle.